Ar jums buvo taip, kad kai reikia kalbėti, jūs sustingstate vietoje? Arba, kai reikia kalbėti, jums į galvą ateina kitų kalbų žodžiai vietoje ispaniškų? Man taip, žinoma, yra atsitikę. Aš dar ką pasakysiu, man tai pastovi atsitinka, nes aš kiekvieną dieną kalbu 3 kalbomis. Ir žinoma, kai kalbu kažkuria kalba, man kai kurie žodžiai ateina iš kitų kalbų ir aš juos pradedu versti savo galvoje. Bet taip pat aš turiu tokią, taip sakant, problemą su anglų kalba, nes anglų kalbą aš žinau, bet aš ją nenaudoju, aš nekalbu, aš tik kartais pasiklausau, paskaitau ir tuo viskas. Ir pavyzdžiui, ispanų kalba yra dominuojanti kalba mano galvoje. Ir kai man reikia kažką tai pasakyti angliškai, man kas 2-3 žodis ateina ispaniškas ir aš savo galvoje padarau tokį vertimą iš ispanų į anglų kalbą. O jums ar buvo taip atsitikę? Jeigu taip, aš turiu jums keletą tokių patarimų, kaip treniruoti mūsų, taip sakant, smegenis taip, kad jie pradėtų galvoti ispaniškai, angliškai, taip, arba tą kalbą, kurią jūs norite dominuoti. Taip pat, manau, buvote susidūrę su žmonėmis, tais, pavyzdžiui, taip, su lietuviais, kurie daug metų gyvena Ispanijoje, pavyzdžiui, 10 ir daugiau metų gyvena Ispanijoje ir jūs su jais kalbate lietuviškai ir jie su jumis, kai kalba lietuviškai, jie įterpia ispaniškus žodžius. Prisipažinsiu. Aš esu iš tų žmonių tarpo, taip. Bet negalvokite, kad čia yra, kad noriu pasirodyti, kad aš kaip puikiai žinau ispanų. Ne, čia yra dėl to, kad ispanų kalba yra aukšto lygio, stipri kalba ir kai kalbi kiekvieną dieną, taip ji išeina į tų dominuojančių kalbų lygį ir dėl to, kai kalbi, žinoma, automatiškai ateina tie ispaniški žodžiai ir būna, kad taip staiga nesurandi lietuviško, pavyzdžiui, žodžio ir pasakai jį ispaniškai. Taigi, aš jums pasakoju, kaipgi treniruoti mūsų smegenis tam, kad persijungti iš vienos kalbos į kitą be problemų. Aš tai praktikuoju kartais taip su anglų kalba, nes visgi nenoriu visiškai jos pamiršti. Ir dėl to aš tikrai praktikuoju ir dabar aš pasidalysiu ir su jumis. Žinoma, pirmas dalykas yra mokytis ispanų kalbos. Apie tai net nekalbėsime. Taip, čia jau žinomas faktas, kad reikia mokytis. Savarankiškai yra sunkoka, geriausia yra pagal planą kažkokį sudarytą kursą arba su mokytoju. Čia jau kiekvienas pasirinka atskirai. Antras dalykas yra galvoti ispaniškai. Ir kaip galvoti ispaniškai, toliau aš apie tai papasakosiu. Ir trečias punktas yra praktikuoti persijungimą iš vienos kalbos į kitą. Pavyzdžiui, persijungimą iš lietuvių į ispanų, kad jis būtų lengvesnis. Kaip ir sakiau, mes pakalbėsime apie 2 ir 3 punktą. Kaip pradėti galvoti ispaniškai yra keletą punktų ir patarimų. Pirmas patarimas būtų, kad jūs bandytumėte aprašyti kokį nors daiktą 2 žodžiais. Pavyzdžiui, es un dibujo, taip, tai yra piešinėlis. Ir bandykite kažkuriems daiktams pasakyti kokius 2-3 papildomus žodžius. Pavyzdžiui, es un dibujo mediano, pequeño y de madera. Taip, šitas piešinys yra baltas, vidutinis ir iš medžio. Ir jūs bandykite taip su kitais visais dalykais, su kitais daiktais. Pavyzdžiui, es un cuaderno de color naranja, oranžinės spalvos, y tiene muchas hojas ir turi daug lapų. Ir bandykite jūs savo tai vaikščiant po namus arba gatvėje, arba kažkokia parduotuvė, pamatėte suknelę, ar batelius, ar dar ką nors, ir bandykite savo galvoje padaryti tokį aprašymą. Iš pradžių gali atrodyti, kad taip yra labai lengva, bet iš tikrųjų, kai jūs pradedate tai daryti,
Pradžia nėra tokia lengva ir tik su laiku jūs priprantate ir žinoma, jeigu kažko nežinote, galite išsiversti ir tuo pačiu taip jūs savo galite taip įsiminti ir naujų žodžių. Tikrai rekomenduoju bandyti aprašinėti kažkokius daiktus 2 ir 3 žodžiais. Antras patarimas yra patys savo užduoti kažkokį klausimą ispaniškai. Jūs turite, pavyzdžiui, kažkokį klausimą lietuviškai ir bandykite savo kalboje jį užduoti ispaniškai. Na, pavyzdžiui, ¿por qué otra vez está lloviendo? Kodėl vėl lyja? Čia apie Lietuvą tokia situacija, taip? Pavyzdžiui, kodėl vėl lyja? ¿Por qué otra vez está lloviendo? Arba toks klausimas, jeigu vaikui, paaugliui jūs paklausite, ką šiandien apsivilksi, tai jūs galite savo galvoje paimti ir išversti tą klausimą ir galite patys savo tą klausimą paversti į ispanų. Pavyzdžiui, ¿qué te vas a poner hoy? Ir taip bandykite su įvairiais kasdieniais paprastais klausimais. Jeigu jūs turite lietuvišką, bandykite jį galvoje išversti į ispanų kalbą. Trečias patarimas yra dalyvauti kalbėjimo pamokose. Taip, čia irgi padeda, beje. Mano mokykloje mes turime kalbėjimo pamokas, kalbėjimo klubas. Aprašymą rasite apačioje nuorodą į jį. Kodėl tai yra gerai? Nes jūs per kalbėjimą taip, kai kalbate, yra žinoma kažkokia tai tema, kažkoks vokabuliarijos žodynas, kuriuo jūs naudosite ir jūs automatiškai galvoje taip priversite savo smegenis galvoti ispaniškai ir taip pat irgi jūs išmoksite ir daug naujų žodžių. Tikrai yra tai labai patartina palaikyti tą mokymąsi. Pavyzdžiui, turite gramatinės pamokas, puiku, labai gerai, nes ten įeina, mano mokykloje, įeina gramatika, skaitimas, klausimas, kalbėjimas, visi 4 įrankiai, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, nesimokote gramatikos, tai aš tikrai nerekomenduoju daryti didelių kažkokių pertraukų, nes mūsų smegenys yra tokie tinginiai, kad labai greitai viskas užsimiršta, o reikia visgi palaikyti. Dėl to galite lankyti tokias kalbėjimo pamokas, pavyzdžiui, kartą į savaitę, pakalbėti, pasipraktikuoti ir išmokti naujų žodžių. Ir tikrai mokiniai iš karto, matosi, kas lanko tokias pamokas, yra daug stipresni žodyne ir kalbėjime. Dėl to, jeigu norite, galite paspausti nuorodą ir užsirašyti. Mano mokykla pokalbiai vyksta su Ispanija. Dėl to negalėsite niekur pabėgti į lietuvių kalbą. Sekantis toks pratimas yra, aš jį pavadinsiu žodžių žemėlapiu. Kad jūs ant kažkokio stikerio paimate, užrašote žodžius, pavyzdžiui, nežinau, matau kavos aparatą priešai save. Tai, pavyzdžiui, jūs turite kavos aparatą ir jūs galite per ChatGPT arba ChatGPT parašyti, tai pavyzdžiui, las palabras de cafetería arba internete tiesiog parašyti. Taip. Ir galite savo užrašyti, nereikia daug, nes jūs persikrausite. Taip. Vos ten kokie 4-5 žodeliai ir jūs galite priklijuoti prie kiekvienos vietos, kaip vadinasi, kokia dalis. Ir tokiu būdu jūs kiekvieną kartą, kai prisiartinsite, jūs matysite tą žodį parašyti ir papildom dar matysite tą daiktą. Nes dauguma iš mūsų yra vizualai ir mums reikia pamatyti ir parašyti. Pavyzdžiui, aš esu iš tų žmonių, kuriems reikia parašyti ir matyti keletą kartų tą žodį, sakinį, išsireiškimą ir tada aš automatiškai jį prisimenu ir nereikia kalti. Taip pat bandykite paaiškinti kažkokius veiksmus, dalykus ispaniškai, bet paprastai tarsi jūs kalbėtume su 5 metų vaiku. Tai paprastai žodžiais kažką tai paaiškinti, kodėl taip yra ispaniškai.
Jeigu jūs, pavyzdžiui, turite vaikų, kurie jau eina į mokyklą čia ir jie kalba gerai ispaniškai, tai jūs galite tai praktikuoti ir su savo vaiku, nes vaikų smegenys veikia kitaip ir jie daug greičiau ir per kitus įrankius įsimena tą kalbą. Dėl to dažniausiai būna, kad vaikai pradeda greičiau kalbėti negu tėvai, jeigu žinoma tėvai mokosi. Dėl to galite tokį dalyką praktikuoti ir su vaiku. Ir jeigu vaikas su laiku būna, kad ispanų kalba pradeda būti dominantų kalba, tai jūs galite jam va taip ir papasakoti, taip paprastai, kaip 5 metų vaikui kažkokį tai dalyką. Na, pavyzdžiui, ¿por qué los españoles no son tan trabajadores como en otros países? Kodėl ispanai nėra tokie darbštūs kaip kitose šalyse? Ir paprastai žodžiais ispaniškai bandykite tai paaiškinti. Ir paskutinis patarimas būtų, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kas veda užrašus taip kiekvieną dieną arba kartais savaitę, ką reikia per savaitę arba per dieną padaryti tuos užrašus, tai jūs irgi bandykite tuos užrašus rašyti ispaniškai, kad ta jūsų rašyba išeitų iki automatizmo ir jūs taip automatiškai įsimintumėte tuos paprastus dalykus, nes daugumai žmonių reikia kasdienės kalbos, ne tos aukščiausios. Taip, tos kasdienius. Ir mes juk diena iš dienos darome kasdienius veiksmus. Dėl to galite juos va taip užrašyti savo užrašinėje ispanų kalba. Bandykite visus šitos patarimus, kad treniruoti smegenis, kad jūs pradėtumėte galvoti daugiau ispaniškai. Taip pat žiūrėkite filmus ispaniškai, serialus ispaniškai, klausykite dainas ispaniškai. Taip, bandykite kuo daugiau klausytis ispaniškai ir tikrai jums tai padės ir jau nesustinksite vietoje, kai jums reikės kalbėti ispaniškai. Bet to dar vienas patarimas. Nebijokite. Kaip žinote, taip ir kalbėkite. Jeigu su klaida nieko tokio, ispanai jums tik van a aplaudir. Taip, jums tik paplos ir pasakys, kaip jūs gerai kalbate ispaniškai, bet nepasitikėkite ispanais, nes ispanai, jeigu jiems pasakysi nors ten 1, 2, 5 žodžius, jie jau visi sako, oi kaip gerai moki ispaniškai, nes jie vat yra tokie geruliai, galima iš vienos pusės pasakyti, ir kai jie tik mato, kad žmogus bando kalbėti ispaniškai, jie iš karto tik paskatina ir tik padeda ir tikrai ne kaip prancūzai kokie, nesišaipys ir nieko blogo nesakys. Dėl to kalbėkite, nebejokite ir darykite klaidas, nieko tokio, mes iš klaidų mokomės. Ir šiandienai buvo viskas. Tikiuosi, jums buvo naudinga. Prenumeruokite mano kanalą, neužmirškite apie laiką, kad kuo daugiau žmonių pamatytų, kad jau yra sukurtas lietuviškas kanalas apie Ispaniją ir ispanų kalbą, kad kuo daugiau žmonių mokytųsi taisyklingos kalbos. Jeigu jūs domitės ispanų kalbos pamokomis, užeikite į mokyklos puslapį, užsirašykite į pamokas. Mes kaip tik nuo Liepos mėnesio vidurio renkame naujas grupės ir rytiniais, ir vakariniais laikais. Galite pasinaudoti, užsirašyti ir pradėti mokytis ispanų kalbos. O aš su jumis atsisveikinu. Ir mes pasimatysime jau labai greitai. Venga!